ką čia tokio turim? Šnapsą dėkinį. Valstybinė va iš parduotuvės. Va tik ką, va čia nais va įkiukę pirkom. Čia nais va užupį, žinot, įkiukės. Vaiko augimo sulėtėjimą, nedidelius galvutės matmenis, tam tikrus pokyčius galime matyti ir galime įtarti. Sakykime, jeigu moteris turėtų tokią problemą, taip mes galim tam tikrus požymius jau iki gimdymo, tirdami ultragarsu, mes galime pamatyti. Bet aišku, tai yra diagnozė jau yra po gimdymo. Naujagimių gydytojai apžiūri gimusi vaikelį ir tuomet jau jie gali pasakyti, ar yra tie būdingi tam sindromui, tai patologijai požymiai. Žema kakta, siauras tarpuakis, mažas apatinis žandikaulis, visuomet gimsta mažesnio svorio ir dirglus būna. Šitas vaikutis taip pat labai ryškus buvo vadinamasis abstinencijos sindromas. Šeima girtaujanti. Ir močiutė šito vaikučio, ir mamytė, nežiūrint, kad jai 18 metų, piktnaudžiauja alkoholiu. Jau 5 dieną po gimdymo aptiko motina šitą 18 metų komos būsenoje dėl girtumo. Aiškinantis apie sąlygas namuose, paaiškėja, kad jos nėra tinkamos naujagimių auginti. Ten ir šilumos nepakanka, ir švaros nepakanka. Ir vaikelis tikriausiai, kad teks perkelti į kūdikių namus valstybės globai. Alkoholis ir vaisiaus apsigimimai. Taip vadinamasis vaisiaus alkoholinis sindromas. Gimsta tokių vaikų tikrai daug. Vėliau šitų vaikų labai atsilieka intelektualinė raida. Būna įgimtos širdies ydos, būna galūnių anomalijos. Būtent tokius vaikus gimdo moterys alkoholikės. Kuo toliau, tuo daugiau mums tenka gelbėti gyvybę ir gydyti sunkiai alkoholio apsinuodijusius vaikus. Tai jau nuo 11 ar 10 metų. Ir netgi tokio amžiaus vaikai su sunkiais apsinuodijimais alkoholiu patenka į vaikų reanimacijos skyrius, kada iš tikrųjų reikia kovoti už jų gyvybę. Deja, virto blaivykla šis mūsų skyrius. Vežami ir vežami ūmiai apsinuodiję alkoholiu vaikai. Į vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių buvo atvežta mergaitė 1 mėnesio 7 dienų amžiaus iš asocialios šeimos, kur buvo atvykusi policija ir rado mamą girtą ir buvo nustatytas girtumas 3,38 promilės alkoholio. Sprendimas Lietuvos Respublikos vardu. Ieškovo Vilniaus rajono vaikų teisių apsaugos tarnybos ieškinį tenkinti. Neterminuotai apriboti atsakoviai motinos valdžią jos dukrų Renatos, Vitalijos bei sūnaus Tomo atžvilgiu. Nustatyti Renatai nuolatinę globą Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Dukros Vitalijos ir sūnaus Tomo globėjų paskirti Vilniaus miesto vaikų pensioną. Labai greitai, labai greitai. Labai gražu, labai gražu. Labai gražu, labai gražu. O mano tėvai neturi tokių sąlygų, kad mane prižiūrėtų, yra alkoholikai. Aš pas juos nevažiuoju, todėl kad pas juos manęs neleidžia. Ir mano mama buvo gydoma, ir tėtis gydomas, ir tiesiog čia jau jiems tas alkoholis kaip maistas, kaip gyvenimo jų dalis. Švento Mykolo 5. Švento Mykolo 5, vidiniam kieme 4 jaunuoliai girtauja. Sausio 13-osios 2. Kimulione 4 butas 163 triukšmas, bet senokai buvo 11. Bitė 101. Žirmūno 87 kieme ant suoliuko nepilnamečių vartoja alkoholį. Ką gėriai?
Ką geriai? Dabar ne. O ką geriai? Nieko. Tai dėl ko tu nori išsipagirioti? O tai dėl ko tau reikia išsipagirioti? Dėl to, kad šis Ką? gimtadienis draugės. Tai gimtadienį nuėjai reikia išsipagirioti, jeigu tai geriai. Tai jeigu negeriai. Sidra. Pažiūrėk, kokia jau dabar visai gera pasidarė. Pirmai kaip keikėsi, jau gera. Būsi gera, nesimušė? Būsiu gerai. Nesikeiksi? Taip. Aišku. Pavadė savo prisimeni? Nežinau, čia netyčia. Kas netyčia? Netyčia išgėriau. Ko? Alkoholinį gėrimą. Kokio? Kokio alkoholio gėrimo? Leiskit pagalvoti. Pagalvok. Centro. Tau šalta? Šalta? Tai kur tu drebi visą? Nežinau, čia tik taip. Tik atrodo. Į kokį alkoholį gėrėte? Degtinį. Kokią? Baltą gėrėt ar spalvotą? Baltą. O kas jums nupirko? Nežinau, man padovanojo. Kas tu padovanojo? Draugai. Kiek to metų sukako? 14. Kodėl tave atvežė iš Vingio parko? Iš pradžių buvo Vingio parke. Tai kur jūs gėrėt? Vingio parke gėrėt? Iš pradžių Vingio parke, o paskui mes dar važiavom į miestą. Į miestą? Tą pačią Dar dieną. gėrėt mieste? Tą pačią vakarą jau. Ta pati vakar. Aš manau, kad ta pati vakar, nes ta pati vakar jis turi Bet tai ligoninę. kaip jie rado Vingio parke? Sušilai? Tik kojom biški šalta. Dar biški vėsi. Bet jau rankos jau atšyla. 6 ir 3. Dar tiek mažai metų ir jau tiktinė gerti. 7 laipsnių alų gėrėt. Ar paieškoti reikės kišenės? Gal ką nors rasti? Tik čia iš jūsų pilnamečių. Ar žinot savai apie jūsų alkoholį vartoja? Taip, tai žino, bet tai kad dabar ne. Čia visi tai tokie ragaujantys, ne? Tai tokiem lengvam stojo apsvaigimo, tai būtų galima šioje vietoje rodytis. Kada esate nepilnamečiais, negalite nieko, nė gramo įpūsti. Turi būti 3 nuliukai. Viskas? Persirengsi ir važiuosim į lovą. Iš šilto lovą, baltą, prakalą, davai. Какую лова? Nu, pas mums. А что я važiuos? Nu, namo pareini, taigi persirengi. Ar taip į lovą gulėsi namuose? O koks jums skirtumas? Nu, man yra skirtumas. Koks? Nu, kaip tu mūžnas, purvinas gulsis į švarę lovą. Aš šis negulsiu. Man ne į savo lovą gultis. Aš nežinau, kas. Aš stovėsiu ir viską. Nu, kodėl su tam negalima susitarti? Nu? Ką, aš durnas? Aš nedurnas. Šiam pasidėsiu, rytoj važiuosiu namo. Ką, aš durnas? Gabijos 83 prie parduotuvės, sakiukas muštinės 5 žmonės. Pratom. Privažiuokit Pilies 12 gatvė, neblaivus jaunuoliai, kabinėjasi prie praeivių, prašo pinigų. Išgėrė, ne? Kur skauda? Einam į mašiną, paskambos. Kepurė pasiimti. Nu, man atrodo, kad nesuprantat. Todėl, kad jeigu suprastumėt, eitumėt tiesiai kažkur tai namo ir ten išgertumėt. O štai yra nuobauda, žinokit. Nu. 175 eismo įvykiai. Visiška kultūros stoka, atsargumo stoka. Tada 9.
Per 3 paras įvyko 56 eismo įvykiai. Žuvo 5 žmonės, 3 pėstieji ir 2 keleiviai, viena jų 14 metų. Visi įvykiai, kuriuose žuvo žmonės, įvyko tamsiu paros metu. Per 3 paras įvykiuose sužeisti 62 eismo dalyviai, tarp jų 19 nepilnamečių. Pirminiais duomenimis neblaivus vairuotojai dalyvavo 5 įvykiuose, juose sužeisti 5 žmonės. Bendrasis pagalbos centras. Ko norit? O jūs ten jūsų namai? O jūs blaiva dabar? Tai jūs esate blaiva dabar, klausia, ar nelabai? Kur gyvenate? Kokią gatvę pakartokit? Kokią gatvę pakartokit, ponė? Ką jis daro žentas? Jūs muša dabar? Linksmoji gatvė, maždaug linksmoji 60, šalia gatvė guli nuvairus vyras. Pratau važiuojam, žiūrėti. Patikrinkit Viršuliškių 37, kieme prie krepšinio aikštelės guli neblaivus. Ką? Negalima nieko, negalima. Galima, viskas galima. Šalta? Šalta? Tikrai? Temperatūros baigti. Nušalo kojas laiptiniai buvo girtas, ėjo namo, laiptiniai nugriuvo. Kažkur tai ten. O brabulas... Reikėjo man, pirmąją. Mam! O kas negero darosi? Gulėt negerai? O kas darosi per aukštai, per žemai? Aplinka negera. Panevėžio rajono gyventojas, beje, 60 metų jau, tą dieną gėrė ir be jokios priežasties važiavo, rėžėsi vaikus, perblaužti vaikus, girtumo laipsnis tai buvo sunkus, nustatyta net 2,7 promilės. Vartojame nuo Žirmūnų kareivių link Nemenčinės nuvažiavo Golfas 2 klasės juodos spalvos, valstybinį neaiškus vairuotojas įtariamas neblaivus, sudarinėjo galiai situacijas. Penktadienio vakare Šiaulių rajone į tiltą Atitvarus ir namo sieną atsitrenkus automobiliui Audi 100 žuvo 14 metų keleivė. Automobilį vairavęs neturintis teisės vairuoti 18-metis patyrė galvos traumą. Komos būklės jis paguldytas į ligoninės reanimaciją. Liudytojų parodymais įvykis įvyko dėl vairuotojo elgesio. Jis vairavo paleisdamas rankas nuo vairo, staigiai sukiodamas automobilį ir nebesugebėjo suvaldyti vairuojamą automobilį, nuvažiavo nuo kelio sankos ir trenkėsi medį. Žuvo 2 piliečiai, kurie sėdėjo automobilio gale ir sužaloti 5 su vairuotojui. 4 keleiviai, nepilnamečiai visi sužaloti, važiavo iš vis 9, 4-vietėje automobiliai. Pragėrė būtus ir tada lenda į čia. Visi būtus turėjo. Pragėrė ir dabar lenda į rūsius. Per paskutinės 5 paras Lietuvoje kilo 172 gaisrai, kuriuose 4 žmonės žuvo ir 1 gyventojas buvo traumuotas. Tauragėje atskubėjo ugniagesiai išnešė be gyvybės ženklų 42 metų moters kūną. Na, Utenoje vakar vakare užsidegė 2 asmenų gyvenamasis namas. Kai gelbėtojai atvyko į įvykio vietą, pastatas degė atvira ugnimi, o namo stogas jau buvo įgriuvęs. Gaisravietėje buvo rastas apdegęs 47 metų vyro kūnas. Dar 2 žmonių gyvybės pasiglemžė gaisras kilęs Jonavoje, išdegė namelio vidus ir ten buvę namų apyvokos daiktai. Gaisravietėje buvo rasti ir 2 sudegusių žmonių palaikai. Dar 1 žmogus žuvo per gaisrą kilusį šiandien ryte Raseiniuose
Dar vienai nelaimiai kelią užkirto Telšių ugniagesiai. Čia užsidegė 2 savininkų gyvenamasis namas. Atskubėjo ugniagesiai iš užduminto 2 aukšto išgelbėjo moterį su mažamečiu vaiku ir perdavė juos atvykusiems medikams. Ugnis vakar nuniokojo ir daugiau gyvenamųjų būstų. Susirinkom šiandien visi rytelį pasisveikinti. Tai pasisveikinkim visi su dainele.